Labas. 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 Tai jau yra mano trečiasis video vlogas. Ir ta proga, kad tai yra mano trečiasis video vlogas, šiandien aš pakalbėsiu vieną tokią temą, kas mane erzina namuose. Ir pateiksiu 3 labiausiai erzinančius faktus. Pirmas faktas. Man du tualetė, paskubėk, aš irgi labai noriu. Mama, greičiau eik iš tualeto! Viskas, nebegaliu, kaip noriu! Pagaliau aš vietoj žaibuoju. Antras faktas. Šeštadienio rytas. Reikia keltis, pažiūrėti, ko yra valgyti. Dabar taip norėčiau kokio nors sūrelio arba kokio nors sausainių. Keliuos. Einame prie šaldytuvo. Trečias faktas. Šiandien su tėvais nusprendėme nuvažiuoti prie ežerų pasimaudyti, nes nuo ryto švietė labai graži saulutė geltona ir mes planavom važiuoti prie ežerų. Bet ne, viskas sukniso lietus! Pasiūlykite, kaip man dabar nueiti iki darželio ir pasiimti brolį, kai šitaip lyja ir šitaip griaudi. Nežinau, ar girdisi, bet tai griaustinis griaudi ir labai lyja. Kaip man nueiti? Tai pasakiau savo 3 faktus, kurie mane labiausiai erzina. Nors šiaip tų faktų yra labai daug, bet tiesiog neužtektų laiko apie visus pakalbėti. Ir dabar siūlykite temas kitam video vlogui, tai yra 4-ajam, nes man labai sunku sugalvoti temą. Tai rašykite man Jaska, Facebooką, tenai apačioje pavažiuokite ir tenai bus nuorodos. Tai tenai man rašykite temą, siūlykite arba tiesiog į komentarus parašykite. Tai iki! Ate! Gera pasimaudyt!